turim. Reikalingas vienas brokeris, tik tai vienas. Kandidatuokit tik vienas žmogus, kol kas tik tai vienas reikalingas, kurį galėčiau per 2-3 mėnesius paruošti darbui su prestižiniu nekilnojamu turtu. Su prestižiniu nekilnojamu turtu. Būtent dabar man reikalingas žmogus, kas dirbtų su prestižiniu nekilnojamu turtu. Ką tai reiškia su prestižiniu nekilnojamu turtu? Tai reiškia, mes dirbsime tik tai nuo $500,000 ir brangesniais namais. Namais, objektais nuo $500,000 arba brangesni objektai. Dabar, ką jūs uždirbsite? Ne? Ką jūs uždirbsite? Tai reiškia, jūsų minimalios pajamos nuo tokio objekto bus 30 000. Tai tiksliau bendros pajamos. 30 000 minimalios bus bendros pajamos, tai yra 6% komisinių. Tiek mes imame už mūsų darbą ir klientai mums moka. Kodėl jie mums moka dvigubai daugiau? Tai jūs galite pasižiūrėti, to aš gal biškutį dar paplatinsiu. Kas čia galėtų Vilniui, Kaune? Vilniui, Kaune turbūt pagrindė galėtų žmonės dirbti su prestižiniu nekilnojamu turtu, aš taip įsivaizduoju, nes ten jo yra daugiau. Tai, Klaipėda, aišku, irgi tinka, bet pagrindė daugiausiai tų objektų yra Vilniui, Kaune. To aš gal paplatinsiu per keletą grupių. Gal žmonės, kas vyksta Kaune. Tai pranešim, kas vyksta Kaune. Ir dar paplatinsime per darbas Vilniuje. Nenuskriauskim ir Klaipėdos, tai pranešim ir Klaipėdai. Kad mums reikia. Yra Klaipėdos regione Palanga, Karklė, yra tų namų nuo $500,000 ir daugiau. Palangos mamytės informuosime. Ne? Ir Klaipėda. Ok. Tai jeigu turit klausimų, rašykite. Jeigu ne, aš tą video įrašą patalpinsiu į Namų brokerį YouTube kanalą. Dabar, jeigu norite gauti daugiau filmuotos, daugiau medžiagos, daugiau detaliau, ar ne, kažką tai išsiaiškinti, sužinoti, dabar žmonės mėgsta prieš ką nors darydami viską labai išsityrinėti. Neskuba žmonės imtis veiklos, tyrinėja, žiūrinėja, kol galų gale pamiršta, ką norėjo daryti. Ar ne? Tai aš pasidalinsiu ekranu. Čia galite eiti ir žiūrėti, užsiprenumeruokit būtinai tą YouTube kanalą, nes čia yra, mes teikiam informaciją, dedam filmuotą medžiagą, ką mes darom, klientų atsiliepimus ir šiaip naudingos informacijos, bet aišku pagrindė, kas susijęs su nekilnojamu turtu. Kas liečia asmeninį tobulėjimą taip pat, ar ne? Žmonės mūsų klausia, ką mes darom kitaip, ko mes ypatingi, nes mes dvigubai brangiau imam, dvigubai brangesni mūsų komisiniai yra, ko mes ypatingi. Tai mes padarėm tokį dalyką, reiškia, padarėm namų apžvalgą iš dangaus, malūnsparnių ir sakom, štai ko mes ypatingi, ar nors viena agentūra Lietuvoje tai daro. Sveiki, aš esu Vaida iš pačios geriausios nekilnojamo turto agentūros Namų brokeriai komandos. Šiandien mes turėsim neeilinį įvykį, turėsime nekilnojamo turto naujienas iš dangaus su šituo gražiuoju sraigtasparniu. Skrisime apžiūrėti 3 objektus. Skrendam!
Vau, tikrai labai buvo įdomi patirtis. Kas buvo netikėta, kad mane pradėjo baisiai pykinti. Tai nebuvo labai tobula, bet buvo tikrai labai įdomu. Buvo įdomu pamatyti patį Kauną iš viršaus, objektus iš kitos pusės. Tikiuosi, kad pavyko jos pristatyti gerai ir kitą kartą pavyks dar geriau. Nu tai va, čia ką mes darom kitaip, ar ne? Kuo mes čia ypatingi, ką mes darom kitaip. Dabar, jeigu norite pasižiūrėti kitus video. Žvaigždė tampantis keliautojas Aurimo. Tai va, yra NT karjera nuo 1000 iki 5000 per savaitę. Ar taip parašiau? Nuo 1000 iki 5000 per savaitę. Čia Vaida tiek kaip marketingistė uždirbo nuo 1000 iki 5000 per savaitę. Ne? Tiek pasirodo galima, gal ne kiekvieną savaitę, bet pasirodo užsiimant nekilnojamo turto. Mokėti, užsiimant nekilnojamo turto, nu va, kiek uždirba 3 vaikų mama? 5000 eurų per savaitę. Ar ne? Bet, kad uždirbti tos tokius pinigus, jūs turite praeiti mano asmeninius apmokymus, gauti mano asmeninę pagalbą. Tai nėra taip jau, kaip sakant, čia bet kas gali uždirbti tos pinigus, ar ne? Tai va, čia užsiprenumeruokit tą YouTube kanalą Namų brokeriai. Tiesa, jeigu neturite pinigų susimokėti už apmokymus, tai yra playlistas, ne, klientų atsiliepimai, NT kursai, va. NT kursai kiekvieną trečiadienį čia bus nemokamai, galėsite arba streamą žiūrėti, arba pasiklausyti playlistę, grojaraštį, ar ne, apie nekilnojamą turtą dykai. Naudinga informacija, 30 metų patirtis, perduodama jums dykai. Kas nori dirbti su nekilnojamo turto, aišku, NT karjera, klientų atsiliepimai yra brokeriams, namų pardavėjams. Žodžiu, studijuokit, čia viskas yra, ką mes darom, ar ne, mūsų rezultatai, mūsų klientai, nu kaip pavyzdys, kur yra mūsų klientų atsiliepimai, čia va sutrumpinta versija. Jo. Kalba mūsų klientai apie mus, ar ne? Vienas namas parduotas, antras namas parduotas, trečias namas parduotas, ar ne? Ir taip įdomi, visi tie 3 namai buvo parduoti per 3 dienas, 3 dienas iš eilės, ir čia visi šitie 3 klientai kalba, ar ne? Tai va, žiūrėkite YouTube kanalą. O dabar pakalbėsim tą vieną vietą, reiškia viena vieta to brokeriui ir viena vieta marketingistui, viena vieta brokeriui. Nu ir gal dar būt Kaune. Kaune vieną brokerį galėtų mokyti jau Darius, mano brokeris. Jau galėtų jisai prižiūrėti, galėtumėt kartu važiuoti, bet kokiu atveju jis jau ten darbuojas, turi įdirbį padaręs. Tai Kaune jau gautume tokį dvigubą efektą ir apmokymus iš manęs ir dar pagalbą ir pamokymus iš naujoko brokerio, o jau jisai jau yra paėjęs toliau nekilnojamam turte, tai va, jau kabinasi tokia grandinė. Bet dabar jeigu kalbant viena vieta to brokeriui, viena vieta brokeriui ir viena marketingistui. Dabar šitie visi dalykai kainuoja, kad perduoti jums patirtį ir padėti, padaryti sandorius pirmuosius. Šitas dalykas užima laiko, reikia įdėti daug energijos ir jūs paruošti, ar ne? Bet po to jūs turėsit karjerą. Per 2-3 mėnesius jūs įvaldysite nekilnojamo turto karjerą, kur jokiam universitete jums tokių sugebėjimų niekas neduos. Jums neduos praktikos, neduos tų žinių, kurios reikalingos praktikoje. Tai va, šita viena vieta to brokeriui startui reikia turėti 10 000. Apmokymai iš viso kainuoja 20 000. Bet startui reikia turėti 10 000. Bet
Dabar, o marketingui 2,5 tūkstančio reikia turėti ir brokeriui 5 tūkstančių startų. Ir 3 žmonės, aš tik tai 3 žmonės galiu paimti ateinančiam, sakykime, mėnesių 2-3 paruošimui. Ar ne? Tai va, ir ypač top brokeris mane domina, ar ne? Nes aš pats priėmiau sprendimą dabar dirbti tik tai su to prestižiniu nekilnojamo turtu, tik tai su brangiu nekilnojamo turtu nuo pusės milijono arba brangesnis nekilnojamas turtas. Tai mūsų komisiniai ten prasideda nuo 30 tūkstančių. Brokeriui atitenka pusė. Tai va, įsivaizduokit, vieną namą per metus pardavėjai, per metus vieną namą užtenka parduoti ir jau uždirbta 15 tūkstančių, kito žmogaus metinis atlyginimas. Bet aišku, tikslas nėra parduoti tik tai vieną namą per metus. Tikslas yra parduoti bet jau 4-5 per metus, o, sakykime, toks jau idealus scenarijus būtų parduoti per metus 10 tokių namų. Dabar, kiek tų namų Lietuvoje tokių yra? Nuo 500 tūkstančių reklamuojama yra portaluose virš 300 namų, bet realybėje rinkoje yra dvigubai daugiau. Tai žinokite, 10 namų tokių parduoti per metus, tai čia yra labai, labai nedaug, ar ne? Mes realiai tik tai užkabintumėm nedidelį procentą, kas čia gaunas, nuo 100 namų 10 jau būtų 10 procentų. Tai čia mes 0,02 procentą ar 0,1-0,2 procentą tik tai užkabinam, ar ne, rinkos. Tai čia nėra tikrai daug, ar ne? Ir tokius namus perka, žinokit, yra pardavėjai, yra ir pirkėjai. Ne visi žmonės neturi pinigų. Ne visi žmonės perka namus už 20, 50 ar 100 tūkstančių. Yra žmonės, kur perka namus už 500 milijono, už milijoną, už 2 milijonus ar brangiau. Tai va, man reikia šitokio žmogaus. Pas mane yra keli kandidatai, bet pas visus tą pačią problemą. Automobilis turi gerus, vienas Mercedesą, kitas Jeepą, žodžiu, ten. Automobilis turi gerus, bet neturi iš ko susimokėti. Tai žodžiu, prašo kažkas prie draugų pridėti. Gal jau nori iš karto pradėti dirbti, tiesa. Jeigu streamo metu kas nuspręsit pradėti dirbti, galiu net interviu padaryti, rašykite. Kas norite dabar dirbti, rašykite. Rimvydas pridėjo mane prie draugų. Kažkur man tas Rimvydas matytas. Tai va, žodžiu, vieną žmogų aš tik tai galiu paimti, vieną žmogų vienu metu. Paruošau šitą žmogų, tada galėčiau aš antrą, trečią, ketvirtą. Tai va, kas norite su prestižiniu, su prabangiu nekilnojamo turtu dirbti Lietuvoje, rašykite, kontaktuokite, mes dirbam visiškai kitaip. Mes gaunam garantijas dėl apmokėjimo. Tai nėra šansų gaudimas, taip kaip dirba kitos agentūros. Aš gaunu sutartį iš pardavėjo, kur garantuotai mums turės būti sumokėta už mūsų darbą. Daugiau, mažiau, bet garantuotai turės būti sumokėta. Ar ne? Tai va, įsivaizduokit, jeigu jūs padarote 10 tokių pardavimų per metus, vadinasi, jūsų pajamos bus apie 180 tūkstančių. Čia jeigu tik tai 500 milijono namus parduosit, bet jeigu pardavimai bus 500 milijono, 700 tūkstančių, milijono, tai suma gali gautis didesnė. Bet, sakykime, realiai reikėtų taikytis nuo 100 iki 200 tūkstančių, tai tikrai reikėtų taikytis į tokias pajamas ir jas pasiekti yra realu. Iš tikrųjų, kas žino, ką daro, tai 100 tūkstančių pajamas pasiekti per mėnesį yra realu, nieko ypatingo, nieko per daug čia įspūdingo. Nekilnojamam turite žmonės, kurie žino, ką daro metų bėgyje ir ne tik tai 100 tūkstančių, daro milijonais. Aišku, kiekvienas užsiėmė savo
savo specifiką, ypač statybos, ten sklypų tie padalinimai, jeigu tinkamoje vietoje ir taip toliau. Tai iš mano pažįstamų rato Lietuvoje ir prieš tą 2008 metų krizę ir visada yra daromi šimtai tūkstančių ar milijonai nuo vieno projekto, kurį galima per pusę metų padaryti. Ne? Mes pagrinde, žodžiu, užsiimam tais, žmonės vadina tarpininkavimais, aš to nevadinu tarpininkavimu, aš tai vadinu atstovavimu. O šiaip pagrinde visą laiką dirbdom su butais, bet ir tų butų nuperki visokių ir perparduoti. Dabar mes nuo praeitų metų jau pradėjom dirbti tik tai su namais, o aš pats asmeniškai jau specializuojusi tik tai su prestižiniais, su tais pagal Lietuvos standartus milijoniniais namais, bet kadangi milijoninių namų nėra daug, tai mes brėžiam tą liniją 500 000 arba brangesni namai. Tai va, žodžiu, tokia situacija, tiem top brokeriai ir tokie brokeriai man tik tai reikia vieno. Dabar ką reikia, kad toks brokeris? Aišku, būtų gerai, kad automobilis būtų prabangus, aišku, būtų gerai, kad įvaizdis, sugebėjimai, kuo daugiau tų gerų dalykų pas jūs būtų, to geriau, ar ne? Bet ar tragedija, jeigu automobilis nėra prabangus? Ne tragedija. Svarbu, kad būtų darbštumas, kad būtų gebėjimai tvarkyti su informacija. Tai va toks žmogus sąžiningas, tvarkingas, žodžiu, toks žmogus, jisai labai tiks tam prestižiniam nekilnojamo turtui. Tinka ir vyrai, ir moteris. Lyg tai sakė, kažkas Lietuvoje kažkokią agentūrą reklamuojas, ten moteris dirba su prabangiu nekilnojamo turto. Tai va, turėsim vieną konkurentę. Bet čia dėl to nereikėtų gąsdintis, kadangi, aš daugmaž įsivaizduoju, kaip ta moteris dirba, bet mūsų darbas yra visai kitoks. Tai dėl to paklausykite, ką kalba klientai, kai dirbo kitos agentūros, kaip buvo ir kaip buvo, kai mes pradėjom dirbti. Kaip diena ir naktis. Tai va, jūs apmokysiu dirbti jau ne pagal lietuviškus standartus, o pagal pasaulinius standartus, pagal aukščiausius standartus, ką galima išspausti nekilnojamam turte. Kaip ne kaip pas mane jau yra tarptautinė 30 metų patirtis. Kiek aš tą licenciją turėjau, turbūt 20 metų, gal nežinau, kažkur tai iki 20 metų licenciją, kaip turiu nekilnojamo turto čia Amerikoje dirbti su nekilnojamo turtu. Tai čia tiek to brokeriui. Marketingistui reikės sumokėti 2,5 tūkstančio startui ir brokeriui 5 000. Marketingistas gali dirbti iš namų, iš paplūdimio, iš kur nori, ateina vasara, o čia būtų gerai jums susikurti tokią karjerą prestižinę, reiškiasi, nekilnojamam turte. Ir kitas brokeris jau su pigesniu negu 500 000 turtu. Dabar to brokeriui, ko gero, būtų geriau, jeigu žmogus būtų iš Vilniaus Kauno. Ten yra daugiau tų prabangių objektų, bet, kaip ir minėjau, Klaipėda, Palanga irgi tinka žmonės, jau jeigu reikės važiuoti į Vilnių į Kauną, tai pavažiuosit. Dėl kontrakto pavažiuosite ten tos 200 km, kiek ten, žodžiu, dėl 15 000 eurų turbūt pavažiuosit, ar ne? Arba didesnių pinigų. Tai va tokia žinutė ir, kaip matau, klausimų nėra ir turbūt užbaigsim, ar ne? Jeigu reikia parduoti nekilnojamą turtą, tai kreipkitės į Miami brokerį, ne? Miami brokeris parduoda. Jeigu norite dirbti, tai prašome, kontaktuokite. O čia uždėsiu tokių baneriukų.
Štai kas nekilnojamas turtas yra. Kelias į laisvę, brangieji. Tai kelias į laisvę, tai yra gerai apmokamas darbas. Tiesa, siūlykite namus, jeigu kas, žinot, kas draugai pažįstami parduoda, siūlykite namus už rekomenduotą klientą, jums bus sumokėta nuo 5 iki 10 tūkstančių. Kad tai nebūtų tušti žodžiai, surašysim dokumentą prieš jums paduodant tą klientą. Didelius ar mažus parduosim visus brokeriai. Brokeriai galite siūlyti savo brangiausius savo namus, kurių nepavyksta parduoti, mes parduosime. Ar ne? Mūsų ribos tik dangus. Parduodi namą, skambink. Ir šitas streamas buvo padarytas būtent dėl šito. Viena vieta to brokerį. Tik tai vieną žmogų, dabar šiuo metu galiu paimti tik tai vieną žmogų. Kaip tik tai turėsiu žmogų, antras žmogus turės lukterėti biškutį, nes kol aš vieno neįsuksiu, antro tiesiog nepaimsiu. Ne? Nes su tokiu brangiu nekilnojamu turtu, kad apmokyti žmogų įvesti, bus man daug darbo, nebent aš įsukčiau tą žmogų per porą savaičių ar mėnesį, tada antras, o jeigu ne, antras žmogus toks galės prie manęs jungtis tik tai po 3 mėnesių kokių, ar ne? Tai tiek. Ačiū uždėmesi, būriama komanda, jungitės prie komandos, žiūrėkite Namų brokerių YouTube kanalą ir ate.